Wallis Airfield, glider Hotel 8 to the west of the airfield, 1 kilometer, height 400 meters above the ground. Planning to land at your airfield and request landing instructions. Štai nusileidau aerodromėlyje Šveicarijoje netoli Lichtenšteino. Ir kas įdomu, jog čia vyksta air show ir nežinojau, ir atėjau ganėtinai žemam aukštį ir man neužteko grįžti į sekantį aerodromą, tai vis tiek leidau nusileist. Ir ką tik pamačiau, kaip pakyla senoviniai dvimotoriai lėktuvai ir dabar netrukus iš to paties tako, kur nusileidau, kils naikintuvai. Tai išties įdomi patirtis ir visai gražu pamatyti aukšto lygio air show, kokiam dar tikrai neteko būti. Padas turėtų būti vos ne iki 5 kilometrų. It will definitely be very difficult here around, yeah. And with the main route, if we go to France, is here the Rhine Valley and then the Rhone Valley. Leksim. Tikiuosi. In case of rope break, either you break before the road or you need to fly over that trench. That's really important because it's really, really deep and you won't survive it. Okay? Stock. Yes, altitude? Altitude 2,800. Altitude 28, go stock. Go stock. Iš tikrųjų perskridom visas Alpes, nuo Šveicarijos iki Prancūzijos. Beveik nuo Lichtenšteino, ten prie pat buvo, gal net pasiekėm, nežinau. Man rodos, tu ne ką tik virš manęs praskridai, ne? Taip, man atrodo, kad taip. Labai neįprastas skrydis, labai gražus ir turbūt čia galbūt net kiekvieno sklandytojo svajonė paskridyti Alpes ir perskristis per visą ilgį, kas mums pavyko ir išties gražu ir reta proga turbūt patirti. Nemanau, kad taip štai kada esi pakilęs. Pirma diena, kai skrendat. Jo, pirma diena, kai skrydis yra normalus. Net nejauku. Nors įrodo, kad parskrisim į aerodromą prietaisas ir rodo, kad parskrisim su tiek daug atsargos, kiek aš dar gyvenime nesu skridęs. Pasižiūri skrydžio kryptim ir taip galvoju, matau kalnus priekį, neparskrisi niekaip ten. Nu va, čia Ignas skrieja. Algirdas truputį atsilieka. Atsargiai. Dėliom dėl to punktus, Ignas labai gerai irgi padirbėjo, tai ir tas labai lėmė mūsų atskridimą čia, nes kai esi ten ore, tai ten jau kartais turi mažai laiko pagalvoti ir nuspręsti, kaip skrisi. Štai papučia sukasi Algirdas, turėtų matytis. Esam virš tokios įdomios žemės Prancūzijoje, kur nėra visai aikštelių. Vien miškai, pelkės ir kalnai. Spūdingai atrodo, kaip Marsas. Jokių gyvenviečių, jokių dirbamų laukų, pavieniai namukai tik tai ir su sklandytuvais leistis nelabai matosi netgi kur čia būtų galima. Hello, do you speak English? I try, sometimes. Yes, go ahead. So I would like to fill the flight plan for 2 gliders. It's only 2 gliders today? Yes, only 2. Okay, so the leader will be Lima Yankee Golf Fox Alpha. Correct. The destination will be? Lima Echo Foxtrot Mike. So I will send you flight plan and wish you a nice flight. Okay, thank you. You're welcome. Okay, thank you, bye. Skrendam į Ispaniją. You say ready for takeoff and we go, okay?